Labas, mano vardas Laima. Šitą video darau tam, kad pakalbėčiau apie baimę. O iš tiesų tai mano noras yra, kad būtų daugiau meilės. Kodėl kalbu apie baimę, norėdama, kad būtų daugiau meilės? Tai todėl, kad tai yra tiesiog du poliai, du keliai, du pasirinkimai. Kiekvienoje situacijoje tu gali rinktis iš baimės arba iš meilės. Ir tik tai tavo pasirinkimas, tavo vidinė būsena, tavo minčių srautas nulemia, iš kurios vietos tu darai pasirinkimus, darai savo sprendimus gyvenime, iš kurios vietos tu veiki. Ir baimė gali būti pats didžiausias mūsų stabdis gyvenime. Ir kartais to stabdžio mes net nepastebim. Jis toks kaip tylusis kardinolas veikia mūsų gyvenime tik tai iš neigiamos pusės. Šiandien atėjo man toks palyginimas su fizinė sveikata. Baimė, arba bet koks kitas jausmas, kai nėra leistas, kai mes jį slopinam, blokuojam, atstumiam, neleidžiam savo išjausti pilnai to, kas vyksta, to, kas ir taip jaučiasi, to, kas ir taip yra, tai tarsi lėtinė liga, kuri kapsi po truputėlį, kaupiasi, savijauta blogėja, nežinau, kas darosi, lyg ir nėra labai blogai, ne tragedija, galiu gyventi, bet kažkaip vis prastyn ir kartais prasprogsta kažkokia didelė problema. Leisti jausmai, kita vertus, gali būti kaip nusičiaudėjimas. Va taip va greitai kaip nusičiaudėjimas. Susikaupia, labai intensyvu ir labai greitai baigėsi. Su baime yra lygiai tas pats. Mes galim gyventi jos tarsi nepastebėdami, bet tyliai kiurksoti savo komforto zonai, kuri nė velnio nėra komfortiška. Kankintis, negalėdami iš jos išeiti, kažko pakeisti, nes tiesiog yra pernelyg baisu. Baisu nežinomybė, baisu padaryti pokytį, baisu suklysti. Daugybė įvairiausių baimių, kurias mes galim prisigalvoti įvairiose gyvenimo situacijose. Santykiuose, strikti santykiuose, strikti be santykių, nors labai norisi. Toksiški santykiai, pasibaigę santykiai, tiesiog negalėjimas paleisti, skausmas, nežinau, kokių dar būna visokių situacijų, noras kažko pritraukti, pavydas. Ir beveik kiekvienoje šitoj situacijai mes galim atrasti, kad yra baisu. Baisu kažko netekti, baisu, kad pasikeis, baisu, kad bus blogiau, baisu, kad skaudės. Tiesiog baisu patirti gyvenimą. Veikla, pavyzdžiui. Veikloje irgi krūvos baimių, kurios mus stabdo nuo proveržio, nuo augimo, nuo pokyčio, kažką išbandyti naujo, nuo sekimo savo širdies vedimu į savo kažkokį realizacijos kupiną veiklą, malonumo kupiną veiklą, nes galbūt tai atrodo, kad tai neužtikrins man saugumo, prie kurio esu pratus.
Ir tai yra baisu. Ir todėl mes nedarom žingsnių, kurie tarsi yra prieš nosį. Ir tie žingsniai, beje, nebūtinai yra kažkokie labai rizikingi. Tai gali būti tiesiog kažkas naujo. O be to, jeigu yra naujo, gal man reikia kažko išmokti tam, kad eičiau ten su daugiau pasitikėjimo, daugiau drąsos. Gal tiesiog man reikia pasitikėti savim. Pasitikėti gyvenimu, pasitikėti kūrėjų, aukštesnė jėga, kad ir kuo tu tiki. Ir tiesiog rinktis iš meilės. Iš meilės sau, iš tos ramybės jausmo. Dvasinis augimas, pavyzdžiui. Kaip baimė mus riboja augti savo vidumi, savo dvasia. Čia irgi atsiranda naujos baimės. O kas jeigu nepritapsiu? Kas jeigu prarasiu visus savo lig šiol turimus žmonės? Kas jeigu manęs žmonės nesupras ir nepriims? Patirti žmonės kartais tai vadinant tos intensyvius jausmus sielos naktim, tamsa sielos naktim. Tamsa, patirti tamsą, patirti tuos pačius jausmus, išgyventi juos, kad jie nesikauptų kaip ta lėtinė liga, o kad būtų labiau kaip apčiai, bet tam reikia sutikti tai patirti. Reikia kartais trigerio, kuris iškelia viską į paviršių, bet tavo sprendimas, tik tavo sprendimas nulems, ar tu tai išgyvensi ir paleisi ir atsipalaiduosi ir to nebeliks tavo gyvenime, ar iškils, pasistengsi nuryti, apsimesi, kad nieko čia nebuvo, man viskas gerai, meilė ir šviesa ir toliau apsimetinėsi. Ir toliau tas lėtinis procesas kaupsis kažkur tavyje, kažkur tavo gal kūne. Tai dažnai ir pasireiškia per kažkokius kūno simptomus, ten, kur neprateka, ten, kur nepraeina energijos mūsų kūne, ten, kur kaupiasi jausmai. Kas yra jausmai, kas yra mintis. Tam tikra energija, ne? Ir tai kaupiasi ir mes taip patiriam savo fiziniam kūne. Kaip jūsų kūnas atrodo, kai bijot. Kai nepasitikit savim, toks norisi gūžtis, slėptis, mažėti. Ir kai aš einu gatve, nesvarbu, ne gatve, bet kur, kalbu prieš kamerą, atvirais pečiais, ištemptu kaklu, va, tas ilgas žirafos kaklas, atvirom akim, šypsena, ekspresija, ką tai simbolizuoja. Aš galiu pakeisti kūną ir pasikeis iš karto mano energija. Todėl man labai patinka judėjimas, šokis, jisai išlaisvina kūną. Nesvarbu, kas ten jame buvo, aš galiu pajudėti, išjudėti ir taip priversti ištekėti, energijai tekėti, galbūt iškilti kažkokiam jausmam, kurie strigo ir ten jau kažkur jaučiu, kad spaudžia. Daug skirtingų visokių būdų, apie kuriuos aš kalbėsiu seminare.
Liepos 4 dieną išsiblaivyk iš baimės. Aš kviečiu išsiblaivyti iš baimės ir rinktis iš meilės. Ir galbūt netapsi be baimių. Netapsi be baimių. Galbūt situacijos net nepasikeis. Bet mūsų pasirinkimai pasikeis. Tavo būsena gali pasikeisti. Kaip tu žvelgi į situacijas. Ar iš streso nematai visų galimų pasirinkimų, variantų. Ar iš ramybės gali nurimti ir pažiūrėti, o kas tau šiuo metu yra naudingiausia, tikslingiausia daryti, rinktis. Labai paprastas pavyzdys apie sveiką maistą. Galima lygiai tą patį daryti, sveikai maitintis. Iš baimės ir iš meilės. Kaip tai atrodo? Aš bijau susirgti, bijau, kad mano kūnui kažkas nutiks, todėl kankinu save tais sveikais, žaliais kokteiliais visokiais, sveikų maistų, valgau, nors gal ten man visai nepatinka, o gal net ir patinka, bet iš tos vietos, kad aš bijau, kad reikia tai daryti. Aš verčiu save atsisakyti tam tikrų dalykų, produktų, įpročių, kas cukrus, kaip saldus, skanu, tas cukrus, bandelės ir visa kita. Ir aš verčiu save jų nevalgyti, todėl kad, taip bijau susirgti ir taip bijau, kad aš jausiuos kažkaip prastai, aš nenoriu taip jaustis, o kas jeigu, nežinau, kaip aš atrodysiu, gal priaugsiu svorio, gal dar kažką, žodžiu, baisu. Darau lygiai tos pačius dalykus. Sveikai maitinuosi. Iš baimės. O kas jeigu galėčiau tai daryti iš meilės? Iš meilės pozicijos, kaip tada tai atrodytų? Kaip atrodo iš meilės pasirinktas sveikas gyvenimo būdas, sveikas maistas? Aš tiesiog myliu save, myliu savo kūną, todėl aš negaliu kažko daryti, kas jam yra nenaudinga, dėl ko dėl ko jaučiuosi blogai, dėl ko apsunkstu, dėl ko man reikia galbūt patirti kažkokius nemalonius pojūčius, negalavimus. Aš per daug save myliu, kad tai daryčiau. Aš su džiaugsmu renkuosi žalią kokteilį, nors kartais geriu jį nusipurtydama, nes jis nėra skanus. Bet žinau, kaip kiekviena mano ląstelė džiaugiasi ir aš iš meilės sau ir toms ląstelėms renkuosi maitintis sveikai. Renkuosi atsisakyti tam tikrų produktų, nes aš žinau, kad tai yra tiesiog dėl manęs. Aš tai darau dėl savęs, iš meilės. Aš džiaugiuosi tai darydama. Man tai yra lengva ir džiaugsminga daryti, nes tai dėl manęs. Tas pats veiksmas, kurį galiu daryti iš skirtingų pozicijų. Renkuosi, naują veiklą, naują kryptį, nes aš noriu pabandyti tai, kas man patinka, kas mane veža, kur mano energija kyla, kur mano aistra. Tai yra dėl manęs, tai yra iš meilės, aš noriu sukurti kažkokius gražius dalykus.
užuot sėdėjusi baimiai ir saugume, kuris net nesijaučia maloniai, saugiai. Nes tai darau iš baimės ir iš reikia. Kas jeigu nebeliktų žodžio reikia tavo žodyne? Nebeliktų žodžio saugotis, reikia saugotis kažko tavo žodyne. Ir galėtum prisimti tiesiog pilną atsakomybę už save, iš meilės sau ir savo aplinkai. Jeigu būtum atsakingas už savo veiksmus, savo pasirinkimus, dėl to, kad tiesiog seki savo širdimi, savo vertybėmis, tuo, kas tikra tau, kas jaučiasi tikra, kas tave palaiko, kas palaiko tavo aplinką, kas kūrė gražius, nuostabius dalykus, kas veda galbūt į nežinomybę, bet už tai atveria naujus kelius, naujas patirtis, kurių gal net neįsivaizdavai esant. Mes galim įsivaizduoti tik tai, ką žinom. Sukurti savo galvoje scenarijus, kažkokius dalykus iš to, ką žinom. Mūsų mintis kūrė iš patirties, iš atsiminimo. Nauji dalykai ateina tiesiog per bandymą, per darymą. Ir tam reikia leisti savo veikti net tada, kai yra baisu. Vadinasi, leisti savo bijoti, nebijoti, nebijoti patirti baimę, patirti jausmus. Ir apie tai yra seminaras Išsiblaivyk iš baimės. Apie leidimą savo jausti baimę. Drąsą bijoti. Ir šitam seminare aš labai stengsiuos paliesti vieno jausmo, baimės temą 3 aspektais. Tai yra mentaliniu, kas tai yra, kaip tai veikia, kaip patikrinti tikra tai ar netikra, jausminiu, per mūsų emocijas, kaip tai išjausti ir paleisti, per emocijų paleidimus ir Sedono metodą. Ir mano turbūt mėgiamiausia dalis ir kurią labai norėjau įtraukti ir radau būdą, tai yra per mūsų fizinį kūną. Kaip patirti drąsą ir išsiplėtimą, kaip nebijoti patirti baimę ir ją atpažinti per mūsų fizinį kūną. Kaip įkūnyti, mes įkūnysim ir įgyvendinsim jau veiksmų iš karto seminaro metu, vos per kelias valandas, tą fizinį patyrimą, kad jis liktų kaip inkaras, nes mūsų fizinis kūnas ar neturi atminti ir net jeigu mes pamirštam, jis prisimena. Tai jis prisimena daugybę ir neigiamų dalykų iš mūsų praeities ir net iš seniai. Ir lygiai taip pat daugybę teigiamų dalykų, lygiai iš taip pat seniai. Bet visą laiką, kada reikia, tai atsigamina. Čia kaip važiavimas dviračiu. Gali vieną kartą išmokai, ilgai nevažinėjai, sėdai ant dviračio ir vėl važiuoji, atsimeni. Tai padarysim tą patį, kad tiesiog tai taptų įkūnyta patirtim. Tai štai. Tai aš kviečiu rinktis meilės kelią, rinktis iš meilės, iš ramybės
auginti džiaugsmą savo gyvenime, peržengti ribas į kažką naujo, kad galėtume kurti, auginti save, auginti kažką visam pasauliui, kažką gero ir gražaus, nebijodami, kad darom tai pirmą kartą ir gal tikrai yra daug nežinomybės, kuri nėra patogi, kuri kelia baimę, bet ta baimė tebūnie mūsų, manęs, tavęs nebestabdo, nes mes leidžiame savo ją patirti, mes ją pažįstam, galim net su ją kartais pakomunikuoti ir daryti pasirinkimus iš meilės, drąsos, ramybės, pozicijos, būsenos. Ir tai nebėra būdas mumis manipuliuoti. Baimė, kaip ir beje alkoholis, veikia mūsų sistemą, mūsų nervų sistemą, mūsų fizinį kūną, mūsų pasirinkimus, mūsų laimingumo jausmą, labai panašiai. Mūsų sprendimų priėmimą, todėl tampa bijančiu žmogumi, taip pat kaip ir apsvaigusiu nuo baimės, galima sakyti, yra kur kas lengviau manipuliuoti. Tai išsiblaivykim iš baimės visi kartu ir tebūnie daugiau meilės. Liepos 4 dieną vakare seminaras mano puslapyje laimarudinskaitė.lt, daugiau informacijos, ten galima užsiregistruoti, įsigyti bilietą pagal netgi savo prieinamą, priimtiną pinigų sumą, gali pasirinkti kiek nori, kiek tai yra tau verta, svarbu, kiek tu esi pasiryžęs investuoti ir tuo pačiu tai yra energetiniai mainai, kiek tu vertini mano patirtį, mano įdedamą darbą, mano laiką, mano norą dalintis. Tai yra mainai iš tavo pusės, ar ne? Tu dėl savęs dalyvausi seminare, darysi pratimus, mes visi kartu atliksime užduotis, kad netidėtume kitam kartui ir tiem pamirštiem kažkada padarysiu namų darbam, kuriuos tu tiesiog galėsi ir vėliau tęsti, bet mes darysim čia ir dabar, todėl seminaras gal bus kiek ilgesnis negu tik tai atkalbėta paskaita, tam, kad mes tiesiog padarytume viską arba bent dalį kažkokių pratimų padarytume juos tiesiog čia ir dabar. Tai užsiregistruok ir susitinkam online per Zoomą gyvai Liepos 4 dieną vakare, berods 6 val. Vakaro, 18 val. Ir visi kartu renkamės meilės kelią. Tikiuosi pamatyti tave. Ir tebūnie daugiau meilės. Iki.